Taigi sveiki. Šį kartą šią pilką likusią dieną atvykau prie vienos iš 2 išlikusių medinių sentikių cerkvių, kurios yra Anykščių rajone. Viena iš jų yra ši Girelė Švenčiausios Dievo Motinos Užtarijos sentikių cerkvė. Ji yra carinio laikotarpio statinys ir viena iš pirmųjų Lietuvos sentikių cerkvių. Pabandykim pasižvalgyti, kaip ji atrodo iš arčiau. Visa medinė, durys tai gražios, spyna yra atrestauruota. Kas yra įdomu, kad bažnytėlė tikrai, varganos būklės, nors durys atrodo kaip naujos, tarsi naujos statytos. Ne tik durys, bet ir langai sudėti. Tai daug Dieve, kad galbūt bus jie pasirūpinta. Nors sienos tai jau panašu, kad sutrūnijusios. Varpinėje nėra langų faktiškai, tuščia ertmė. Čia galbūt priklausinys prie sentikių bažnyčios, bet jau kuris visiškai apleistas. Koks įdomus raštas viršuje. Išpjaustinėtos lentutės. Įleido žmogus į vidų pasižvalgyti, kaip įdomiai atrodo prieangis. Kažkuo aptaisyta. Ir kiek teko skaityti, ant šitų lentelių turėjo būti ikonos sudėtos. O ant šitų, kur prikaltos prie sienos. Štai ir Kristus. Bet savotiškai autentiška vieta, labai nedidelė. Aš įsivaizdavau, kad didesnė bažnytėlė, bet viduje labai nedaug vietos. Nedidelė ir bendruomenė buvo sentikių, kuri praktiškai jau nyksta. O kažkas būtų ant sienų, bet dabar nėra. Bet viduje sausa, dar stogas neprakiuręs. Viena iš 2 nykstančių sentikių bažnytėlių, bet atlaikė ilgai nuo carinio laikotarpio. Žmonės mane įleidę, patikino, kad tikrai neįlūšiu. O, čia buvo varpinė. Štai ir atsiveria
vaizdas pro tą langiuką, kurį matėm iš lauko, kad kai maniau, kad jo nėra, tai jis yra, jis tiesiog atvertas. Toliau dar matosi čia viena kita sodyba, o tenai kitoje kelio pusėje yra sodyba, kur galimai gyvena dar ir sentikiai. Kažkoks metalas. Čia kaip balansas kažkoks tais. Nežinau tiesą sakant, kokiu tikslu jis padarytas. Na kągi, leidžiuosi žemyn. Laiptai statūs, tad reikia neskubėti. Baronovui Terentijui, Anykščių TSO darbininkų kolektyvas.